Tu gavai atlyginimą 1000 eurų. Tai gyveni vienas, turi mašiną, už internetą praeitą mėnesį nesumokėjai, nes pinigų neliko. Tai kągi, dabar atlyginimas atėjo, galima susimokėti. Kuras, nuoma, maistas, nagai, haircutas, nauji batai. Sekantis atlyginimas už 2 savaičių. Aš irgi buvau šioje pozicijoje, galiu jums padėti, tik už 99,90 nusipirkite mano. Pirma taisyklė – lauk visus grū. Ne dėl to, kad neduos jie tinkamų patarimų, bet dėl to, kad kažkuriuo metu paprašys nupirkti jų knygą, pavyzdžiui, arba kažkokį jų kursą. Ir tas kursas neduos jokių patarimų, o tada sėdėsi be pinigų ir be patarimų. O tas guru už tos pinigus nusipirks Ferrari. New Lamborghini here. Ir tiesa tokia, kad nėra būdo, kaip greitai praturtėti, garantuoto. Aišku, įmanoma greitai praturtėti, bet gali pasisekti. Bet gali ir likt dvasias. Ir dabar jau visi žino, kad nėra būdų praturtėti greitai, tai tada bando kitaip pasakyti. Gal kas, pavyzdžiui, NFT prisimins tokį. Tai daug ten visokių tokių panašių buvo per istoriją. Pasaulis yra gyvačių kibiras. Ir kaip neužsirautant kažkurios iš jų, arba kaip pačiam netapt gyvatę. Tai va čia yra riterio garbės klausimas. Tai į ką tada kreiptis dėl savo finansų? Tai pirmiausia reikia kreiptis į save. Ar visko tau reikia, kam išleidi? Man reikia 10 milijardų tūkstančių milijonų begalybės. Ko? Ar tu esi laimingas? Ir ar tai, kam leidi pinigus, prie tos laimės prisideda? Gal, pavyzdžiui, tai nelabai susiję tie du dalykai. Ir čia aš sudėjau, jeigu nagai yra, tai turbūt čia kažkokios merginos biudžetas kažkoks. Bičiam gal biškai būna paprasčiau. Čia yra tau perleistas potencialas. Ne šiaip kažkoks užmokestis ar kažkas. Potencialas, su kuriuo gali kažką padaryti. Ir kai tą kažką su šitu potencialu padarysi, kurį dabar čia turi, tai tada padarysi investavimo veiksmą. Nagai yra investicija į savijautą, pavyzdžiui. Kad gerai jausies save matydama tada. Ir 32 tai geriausia investicija gyvenime. Maistas. Investicija į papildomą laiką. Galima taip žiūrėti. Nes jeigu nevalgysi, tai tada tavo laikas greitai baigsis. Prižiūrėtas automobilis ne visada, bet kartais reikalingas, kad iki darbo nuvažiuotum, o be darbo nebus tau perleisto potencialo. Ir kaip išleisi savo tą surinktą potencialą, taip kursi savo ateitį. Ir dabar tinkamas momentas užduoti savo klausimą. Tai ar visko man iš to reikia? Internetas. Tai be jo nebūtų vakaro filmų. Maistas. Galiu gal tada nepirkti mandrų jogurtų, pavyzdžiui. Automobilis iki darbo nuvažiuosiu trūliku. Nagai yra gražiausiai, kai nukirpti tvarkingai. Batus galima pirkti gerus, kad atlaikytų 5 metus. O draugui nepirk nieko. Tiesiog aplankyk. Pasikviesk į barką. Reiškia, man nebereikia Mazdos. Investavau į fainus prisiminimus, tai ir turėjau daug tų fainų prisiminimų, momentų, o dabar būtų protinga parduoti. Tai jeigu kažkas labai norėtų, pavyzdžiui, arba labai, arba nelabai norėtų, bet tai aš labai perleisčiau už gerą kainą. Tai ką dabar daryti su sutaupytais 200 eurų? Tai vienas iš variantų investuoti į save. Tai dažniausiai po šitus slepiasi kažkokie ten mokymai, pavyzdžiui, arba kursai. Ir šiaip sportas turbūt visai irgi į šitą temą. Tai viskas su tokiu investavimu gerai. Ir šiaip galima, pavyzdžiui, tiesiog nuvažiuoti kartingus su kompanija. Irgi bus labai gera investicija į gerą laiką ir prisiminimus. Bet kad iš mokslo, pavyzdžiui, gautum kažkokią grąžą, tai reikia veiksmo. Kažką nudirbti turėsi, pavyzdžiui, arba kažkam padėti turėsi per tą savo išmokimą, per to savo. Bet reikės įdėti savo laiko. Tavo grąža investicijos turės būti pagrįsta per tavo veiksmą, kuris užtruks laiko ir būtent laikasgi yra didžiausias žmogaus potencialas. Tai kiek pinigų galima įkišti į save, kol tie pinigai paskui nebepradės tilpti ir pradės barstytis iš vidaus. Tai kitas variantas tuos 200 eurų padėti į skrynelę. Per metus toj skryneliai susirinks 2000 eurų. Per 10 metų ten atsiras 20 000 eurų. Tai jau visai kokį mersą būtų galima nusipirkti. Bet koks jausmas paimti potencialą ir jį užrakinti dėžę.
ir su tuo potencialu nieko nedaryti. Paslėpsiu, kad niekas nematytų. Ir tada suvokti, kad tie pinigai vis tiek praranda savo potencialą, nes kainos nuolat auga, mokesčiai vis labiau kyla, o ir tų pinigų prigamina vis daugiau. Kas reiškia, kad tavoji tų pinigų dalis, tarp viso to burbulo pinigų, pradeda skęst visam tam kiekį, pradeda prarast savo. Po 10 metų to Merso gal jau nenusipirksi už tuos sutaupytus pinigus, dar kažko galbūt reikės papildomai susitaupyti. Ir kas jei tą potencialą atiduotum į kažkokius dalykus, kurie tuo potencialu pasinaudos ir sukurs kažkokį gerą daiktą. Tai čia gaunasi ne kažkokios priemonės tavo darbui, bet čia būtent apskritai atiduoti savo potencialą tą turimą kažkam kitam ir kad tas kažkas tada nusipirktų robotinę ranką kokią nors, pavyzdžiui, ir galėtų pigiau gaminti skraidantis lėkštes, pavyzdžiui. Akcijos. Akcijų paaiškinimas gali trukti porą minučių arba porą dokumentinių filmų. Tai aš pabandysiu tilpti porą sakinių. Tu sugalvoji gerą stalą, bet kad jį pagamintum už gerą kainą, tau reikia papildomų staklių. O tu tom stakliam pinigų dabar neturi. Tai vadinasi, tu gali išrašyti gražų popierių, kuriame parašysi, kad šitas popierius yra mano verslo dalis. Ir tas, kuris šitą popierių turės, bus mano viso verslo kažkurios dalies savininkas. Dalininkas, dar galima sakyti. Lietuviškas tas akcijos pavadinimas yra žiauriai durnas, nes angliškai share, pavyzdžiui, tai dalis. Iškart labai aiškiai skamba. Nu tai va, išleidžiu 100 tokių popierių, vadinasi, verslas dalinamas į 100 dalių kažkokių tai. Ir tokius vertybinius, nes yra vertė po jo, reiškia, vertybinius popierius paprastai gamina įmonės, o kur tuos popierius paskui pardavinėja jie dažniausiai, tai anksčiau, pavyzdžiui, žmonės tiesiog turguose jas prekiaudavo, keisdavosi, o dabar tai turim programėlės visokias, internetinius bankus, viskas ten, žodžiu, skaitmenos pasaulyje vyksta. Bet kam man pirkt įmonės akciją? Kas man yra iš to? Kai tu nusipirki staliaus šito akciją, tai sumoki jam pinigus. O jis už tuos pinigus tada nusipirka stakles. Ir tada pagamina tų stalų. Labai daug, sakykim, ir labai kokybiškai, ir svarbiausia pigiai, nes dabar turi geras stakles. Tai jis tuos stalus tikėkimės, kad parduos ir tada gaus daug pinigų. Ir įmonės uždirbti pinigai irgi yra įmonės dalis. Vadinasi, įmonės vertė ką tik išaugo. Vadinasi, tavo akcija irgi ką tik tapo vertingesnė. Nes įmonė išaugo, reiškia, jos 100 dalis yra jau biški didesnė. Ir dabar tą akciją gali, pavyzdžiui, parduoti. Arba tam pačiam staliui atgal, kuris tau ją pardavė, arba tiesiog kažkam kitam apskritai pasaulyje, pavyzdžiui. Ir va, tai taip va tavo pinigai ką tik va paaugo. Šitaip va sužaidus. Ir ten dar yra tokie va terminai kaip dividendai, pavyzdžiui, arba obligacija, bet iš esmės tai čia irgi sukasi apie tą patį. Tiesiog teisė į įmonės turtą, tik tai skirtinga forma. Tai. Bet čia nereikia plėstis, čia ne apie tai filmukus. Svarbesnis dabar klausimas, kaip man žinoti, kieno akciją man nusipirkti, kurios staliaus, kas uždirbs iš mano pinigų, o kas tuos pinigus tiesiog išmokės, pavyzdžiui, kaip atlyginimą kažkuriam darbuotojui. Ir tada įmonės niekiek neišaugins ir ta vertė mano tokia pat ir liks. Tai čia va prasideda pažintis su pragaru žemėje. Žiauriai daug protingų žmonių dirba ten prie tų visų dalykų ir finansų sektorių vadina dar tokiu, kuris ten nugriebė didelę dalį geriausių pasaulio protų. Nes uždirbti kažkokią gražą iš pinigų nėra labai sudėtinga, bet uždirbti didesnę gražą jau yra biškai sudėtingiau ir kuo ta graža didesnė, tuo yra eksponentiškai sudėtingiau ir didesnė rizika. Ir dėl to karas dėl visų tų procentų kelių ten yra žiauriai didelis. Bet mums dabar svarbiausia, kur padėti tuos savo 200 eurų. Tai paprasčiausia dabar būtų tiesiog praeiti visas kategorijas, sakykime, vis. Absoliutus bardakas. Ten nėra ne vienos žinomos vertės, niekas nieko nežino, nes visos vertės yra spekuliatyvios. Po ne vienu kripto turto vienetu nestovi joks produktas ir jokia vertė.
Ir galima pasakyti, kad ir po eurų, pavyzdžiui, nestovi jokia vertė, nes euras nėra ant kažko pastatytas. Mes tarsi susitarim dėl kokia yra euro vertė. Bet esmė skirtumas koks tarp kripto ir euro, pavyzdžiui, tai vat, kad eurą valdo mūsų vyriausybės. Ir vyriausybių masto organizmas yra biškiai stabilesnis nei, pavyzdžiui, kelių žmonių, kurie ten kažkokį tai koiną išleido. Ir pavyzdžiui, po bitkoinų tai niekas nestovi iš viso. Jo tas kūrėjas, kuris tą bitkoiną sukūrė, tai yra pradingęs ir niekas jo apskritai niekada nežinojo. Vertė bitkoino blaškosi belekiek ir ką su tuo bitkoinu galima gero apskritai padaryti, kuo jis vertingas, tai niekas pasakyti negali. Tik realiai išnaudoja jo volatilumą. Kintamumas. Statistinis rodiklis charakterizuojantis rinkos kainų tendenciją. Aišku, praturtėjimo galimybė kripto pasaulyje yra fantastiška. Jei, pavyzdžiui, aš būčiau nepardavęs kelių savo bitkoinų, kuriuos ten gavau 17 metais kaip prizą ten vienose varžybose, tai dabar gal būčiau realiai netoli kokio nors milijonieriaus. Bet įmonė, kuri administravo mano tuos bitkoinus 2020 metais kažkur, man atrodo, netikėtai bankrutavo. Tai jeigu aš būčiau laiku neišsiėmęs savo bitkoinų, tai viską būčiau praradęs. Tai tokie bankrotai ir tokios griūtys visos nenuspėjamos, tai yra kripto pasaulio realiai dalis, neatsiejama. Yra ir FTX ir daug kitų dalykų. Yra labai netvarkingas pasaulis, trumpai tariant. Tai aš greit pakeičiau tuos pinigus eurais, labai greitai tik tai gavęs bitkoinus. Ir tada už tuos pinigus nusipirkau Lego robotą, o su kuriuo paskui ir darbą radau. Tai kripto yra lošimo aparatas, ir kuriam tu gali laimėti labai daug, bet didžioji dalis dalyvių ten daug ką praranda. Tai daugiausiai laimi tie, kurie tą visą kazino turi ir yra jo savininkai. Čia jau gaunasi, kad auksas nėra nupieštas dalykas. Čia jau dabar yra konkretus dalykas, kurį gali nusipirkti ir pasimti kišenį ir jis niekada nepraras savo materialios vertės, nes jis yra medžiaga, kuri niekada nerūdyja ir nepaisant, kas nutiks pasaulyje, vis tiek tu gali ir auksą išgauti sunku. Tai jis yra labai retas blizgutis, sakykime, nelabai retas, bet ir jis apčiuopiamas. Tai jau nėra tuščias dalykas, burbulas, sakykime. Bet tikroji aukso vertė irgi dalinai yra spekulacija, nes technologijos ir mokslas, kur tas auksas realiausiai ir yra panaudojamas, tai yra tik labai nedidelė dalis, kuri įtakoja tą realią aukso kainą. Kita vieta, kur auksas naudojamas, tai yra juvelyrika kokia nors arba menas. Bet čia irgi galima labai turbūt sutikti, kad papuošalų kaina irgi yra spekulacija. Nėra tiek svarbu, kokį žiedą nupirkai savo sužadėtiniai, pavyzdžiui, bet svarbu, kiek už tą žiedą sumokėjai. Tai metalai visada istorijoje buvo labiau įrankis išlaikyti savo turto vertę, bet ne ją auginti. Ir bendrai, kaip vertę kurianti investicija, auksas niekada negalėjo būti, nes iš savęs jis gražus dalykėlis, bet jis nieko netlieka, nieko nedaro. Ir kaip jo vertė ten keičiasi per laiką, yra loterija. Dažniausiai irgi spekuliatyvi. Ten labai nuo daug visokių dalykų priklausanti. Ir to viso loterijai ar laimėsi, ar pralaimėsi, niekas nežino. Tai yra dar visai kitokių spekulacijų. Dar, pavyzdžiui, yra short sellingas arba derivatyvai visokie ten. Tai čia jau kalbu apie su akcijom susijusius dalykus, kurių ten, kad suprastum, reikia knygų realiai arba kažkokių straipsnių ten visokių mokslinių. Ir realiai matematiką labai išmanyti reikia ten irgi. Tai tie dalykai realiai yra susijęs su tuo, ką su tom akcijom galima daryti. Ne apart pirkimo ir pardavimo. Bet rizikos su tom visom spekulacijom, su visais tais dalykais. Tai rizikos ten yra fantastiškos. Ir tie dalykai realiai yra profams skirti ir dažniausiai sukurti ne tiek turto auginimui kažkokiam, bet apsidraudimui nuo neprognozuojamų dalykų, kurie gali tavo investicijoms atsitikti. Ir ant tų visų šitų sudėtingų dalykų labai dirba visokie appsai, kur leidžia tau lengvai prieiti prie tų visų dalykų, prie visų įrankių. Ir tu jų pilnai nesupranti. O appsas leidžia tau pajusti azartą ir gal net laimėsi kokį nors ten vieną, ten kažkokį transakciją, pajusi dar didesnį azartą ir tada dar norėsi kažką ir tada viską prarasi. Ir čia nėra atsakingas būdas elgtis su savo pinigais, kai nesi specas ir tavo darbas nėra tai daryti. Aišku, kiekvienas su savo turtu daro, ką nori. Tai neveltui čia ir finansistai sako visada, kad kokia yra jūsų strategija. Rinkitės veiksmus atitinkančius jūsų strategiją. Tai, pavyzdžiui, viena iš strategijų yra You Only Live Once.
Pagaliau grįžo tas mūsų stalius ir akcijos. Tai va, akcijos yra realiausias būdas, kur paprastam žmogui galima padėti savo pinigus. Tik yra tokia bėda, kad padėjus pinigus į vieną įmonę, iškyla baimė, kaip tai įmonei dabar seksis. Ten ar pirks žmonės jų stalus, ar pavyzdžiui, toks staklis nesulūž kaip nors pirmais metais. Ir labai daug kintamųjų atsiranda ir visi tie kintamieji laikosi ant to vieno staliaus realiai, kaip jos sveikata, pavyzdžiui. Tai galima prie akcijų kainų budėti. Tiesiog ten irgi žiūrėti, kas krenta, kas auga, kaip kam sekasi, ten krentančias paparduoti arba nupirkti ir, žodžiu, žiūrėti. Ir bandyti su viskuo suspėti. Ir tada gal nuo kiekvienos ten akcijos tos išeis uždėti po kokį eurą ten ar po keletą eurų. Bet galiausiai yra tokia labai liūdna tiesa, kad dauguma tokių prekybininkų, kurie budi prie tų visų akcijų, praranda pinigus. Nes už kiekvieną tokį pirkimą ir pardavimą platforma, kurioj tu tą pirkimą pardavimą atlieki, pasiima savo mokestį už kiekvieną tą transakciją. Ir net jei tau gerai sekasi ten toj visoj platformai, labai didelė tavo dalis tų visų pardavimų atsiranda pas tą, kuris tau tą platformą sukūrė, kurie gali prekiauti. Tai mes labai daug nežinom, kiek tokių investuotojų labai liūdnai ištaškė savo pinigus. Šitaip. Tai kaip dabar saugiai, ramiai ir taupiai auginti savo pinigus akcijose? Būtent tokiam dalykui buvo sukurti investiciniai fondai. Tai investiciniai fondai yra kažkokia grupė įmonių, kurių akcijos yra sudėtos į vieną vietą. Ir tada ta vieta parduoda savo vienetus, tarsi kokias akcijas. Vadinasi, mūsų tas stalius dabar jau gali ir bankrutuoti, pavyzdžiui. Bet mes savo pinigais ir piniginė to nelabai pajusim, nes mūsų pinigai padalinti per 100 stalių ir darančių panašius stalus. Ir jei tas mūsų stalius bankrutuos, tai pasaulio pirkėjam, pavyzdžiui, visur kitur pasaulyje vis tiek reikės kažkokių stalų. Tai reiškia, tie pirkėjai vis tiek pirks kažkur stalus ir tikriausiai iš kitų įmonių, kurios yra šitam visam investiciniam fonde. Ir taip gal jie net stabilizuos tą visą mūsų investiciją. Tai tokie fondai vadinami ETF-ais dažniausiai. Ir tarp tokių fondų yra tokių fondų, kur aktyviai, pavyzdžiui, kažkoks tai finansininkas ten prižiūri tą fondą, kažką tai parduoda, kažką perka, žiūri, kaip išdalintas tavo fondas yra. Bet yra ir tokių fondų, kurie tiesiog veikia autopilotų ir tiesiog seka kažkokių tai įmonių bendrą akcijų vidurkį. Tai va, tokiuose fonduose gal ir negausiu labai ten didelių grąžų ar labai didelių pinigų, bet sunku labai prisižaisti per daug smarkiai su tokiais fondais. Pavyzdžiui, vienas toks fondas, kurį labai lengva suprasti, seka 500 pačių didžiausių įmonių, pačių sėkmingiausių ten. Tai nebūtinai ten geras fondas, į kurį reiktų investuoti, nes, pavyzdžiui, dabar kelios ten didžiausios įmonės iš to fondo paima gal trečdalį viso to fondo vertės. Tai jeigu jom kažkas atsitiks, 30% viso fondo gali ten... Bet čia ir nėra išsamus filmukas apie taip, kaip su savo pinigais elgtis, čia tiesiog toks. Net jeigu atrodo, kad kažkaip sunku rasti kažkokių augančių įmonių arba šiaip ten kažkaip viskas nelabai makes sense, tai galima atkreipti dėmesį į bendrą viso pasaulio BVP arba, paprasčiau pasakant, kiek pasaulis prisigamina pinigų. Ir ta vertė auga eksponentiškai ir labai stabiliai eksponentiškai. Ir radus būdą, kaip atsisėsti ant tos kreivės ir pakeliauti ją bent 20 metų, pavyzdžiui. Tai po to bus galima vis mažiau rūpintis, kas manęs laukia. Ar manęs neišmes iš darbo, ar kažkas finansuos mano projektus. Ir čia, ką čia bandau papasakoti, tai tikrai nėra kelias, kuris ten greitai uždirbs greičiausią Porsche, pavyzdžiui, ir galėsi ten vilą Meksikos įlankui nusipirkti. Bet gal galėsi, pavyzdžiui, padėti savo tėvams senatvei. Arba nereiks skolintis, kad namą pasistatytum. Ir vaikais pasirūpint bus paprasčiau. Ir pasaulio ekonomika yra atsistojus prieš paprastą žmogų. Čia tas akivaizdu yra. Darbo užmokestis, pavyzdžiui, prarado sąsają su bendru gėriu pasaulyje. Tarsi viskas auga, bet paprastas žmogus vis bėdnėja. Ir dabar, kad turėtum kokį nors gražų namą, tai nelabai užtenka vieno darbo fabrike. Pavyzdžiui, kokiam paprasčiausiu. Gal reikia 2 darbų. Net gal tų 2 neužteks. Ir ant tokios ekonomikos galima pykt, aišku, bet kitas kelias pabandyti pasimti banglentę. Ir tada mokytis surfint ant viso šito reikalo. Tai tiek va. Apie investavimą.
trumpai. Jeigu turit kokių pastebėjimų ir šiaip naudingų dalykų, dar ko nors nuorodų, tai viską pilkit komentaruose. Tai va, aš šiam kartui viskas baigiu. Ir tada gal ateityje kursim kokį nors kitą įrašą, pavyzdžiui, apie krizės kokias nors. Sako, nespoilink savo planų, bet faina pasidalint būtų. Žodžiu, gerai, viskas dabar iki.